Šį kartą galutinai piratas numirė. Čia taip neturėtų judėti. Sveiki atvykę naujo Gražys epizodo, nepamirštam uždėti laiką, parašyti komentarą ir šį epizodą pradėsime nuo didžiulio atnaujinimų garaže, apsilankimo Driftmasteriuose ir tikriausiai paskutinių išvažiavimų su E90. Bet principė pradėsim nuo garažo naujienų. Ir kaip visą laiką pradedu nuo pakabuko laimėtojo praeitame epizode. Čia vat laimėtojas, susisiek Instagrame, išsiųsiu tavo pakabuką. O šio epizodo klausimas, tiem, kurie norit laimėti pakabuką. Šį kartą truputį sunkesnis klausimas, tai spėkit, ką aš planuoju daryti su E90. Jeigu žiūrėsit video iki galo, tikrai rasit atsakymą. Taip pat kviečiu apsilankyti krepšys.com, plečiasi asortimentas, vis daugiau detalių atsiranda, bežbarai, laikikliai, variklio kojos, variklio pagalvės, poliuretano komplektai jūsų bolidam. Viską galite apžiūrėti krepšys.com. O dabar skanaus, pasidarom arbatos, pasidarom maisto ir žiūrim pilną epizodą, nes veiksmo bus daug. Žodžiu, atostogos baigėsi, garažinis grįžo į garažą, šiandieną pasikeičiau filmuotoją ir su filmuotojo pagalba truputį updatinsim, kas čia vyko per visas atostogas, nes man atrodo 12 dienų ar 14 buvau dingęs, tai lengvai pailsėjęs, daugiau gal nuotaikos, daugiau ūpo dirbti ir pradedam grįžimą į naują krepšys garažą, einam parodysiu, kas pasikeitė garaže. Žodžiu, kaip prieš tai pamenat, garaže buvo pagrindinė problema, kad neturėjom kur daiktų susidėti, tai truputį realizavom, tai yra nusipirkom stalažų. Taip, jos reikės nudažyti, medienos tikrai nepaliksim. Tai dabar ką padariau, tai skyriau kokias 2 dienas susirūšiuoti visas dalis, tai dabar viskas yra boksuose. Boksai sunumeruoti. Dabar pirmą kartą žinau garaže, ką turim, kiek turim, kur turim. Patogu, galiu čia pasakyti. Tai susidėjom tepalus Emzaus, tai dabar ne veltui susidėjau jos ten, nes reikia pasikeisti tepalus po Red Bullio. Iš esmės visus tepalus reikia pasikeisti. Temperatūros didžiulės, viskas ten normaliai padegė. Prie to prieisim. Susirašėm visus dalykus, dabar jau galima dirbti, turim darbastelį apšviestą, tai yra jau gerai. Ir einam parodysiu, ties ko dabar dirbau, ką sulaužiau, kaip dabar tai spręsim. Norėjau pasikeisti į tempėją, nes žodžiu vyko toks auč. Yra žodžiu tokios vietos, būtent šita vieta yra reikalinga tam, kad į tempėją pasukt, kad uždėti diržą. Prieš atostogas sugebėjau sulaužyti. Tai nauja detalė, trovo.lt, KRBC 25, nemokamas siuntimas paštomatu, šitą jau žinot. Tai atkeliavo detalė ir dabar tą detalę reikia pakeisti. Ką čia reikia pasidaryti, tai mes čia turim įdomią tokią sistemą, nes Mersas truputį vėliau sugalvojo, kad reikia realizuoti amortizatoriuko sistemą, tik tai ant tam tikrų tempėjų nėra sriegio. Tai dabar greitai pasidarau sriegį, dedu detalę, pasikeičiam tepalus, pratestuojam ir toliau paskui, ką toliau veiks. Čia kai mes klausia, kodėl epizodai neišeina kiekvieną savaitę, tai vat, nes Simas suka varžtus, sugadina kažką. Ir po to vėl suka varžtus, ir po to vėl sugadina kažką, po to vėl reikia taisyti, po to reikia įsirėgas dėti, nes mėgstu varžtus pasukti. Nu, jis nentė, draugą, tas protas. Girdite, ne? Va, tas va. Ačiū paliekam. Gal nuspręs. Diržai vietoje. Čia nekreipkite dėmesio. Jau galvojau, kaip išspręst. Netyčia, žodžiu, kai mašiną lengvinau, truputį išmečiau per daug detalių, tai dabar amortizatorių negaliu dėti originalių. Nedarykite tos klaidos. Originalas amortikai visą laiką reikalingi. Žodžiu, diržai yra vietoje. Man dabar reikia važiuoti vandenuko. Pašausim distiliuoto vandens ir tada jau galim kaip ir kurti ir pravažiuoti su naujais amortikais. Tai man žiauriai knėdi, ką gali bisiškės. Ir jeigu viskas gerai gaunasi, gal šiandien nuvažiuosim spėsim į šėryklą. Tai lekiam vandens. Mes pasiruošę. Ateikit, parodysiu. Iš tikrųjų skaičiau komentarus, sakėt, kad nepapasakom apie tos sprendimus, tai kai įdėjom galingesnę vandens pompą, tai jeigu matysis, dabar srovės galingumas. Pirštą įkiši ir jauti kaip srovė padidėjo. Tai mes tiesiog padarėm taip, kad vanduo vaikščiotų labai greitai. Nes kompresorius staigiai įkaista, tai yra momentinis realiai kaitimas, nes viskas vyksta po kompresorium, viskas labai karšta ir momentiškai užkaista. Tai kuo daugiau mes sugebam prastumti to vandens per tą
intercoolerį, tuo geriau jis ataušina. Šita vieta pakankamai paprasta. Intercoolerio modas irgi buvo padarytas, kad jis dar daugiau vandens praleistų per save, nes tiesiog slėgio neužtenka, jeigu intercooleris nepraleidžia. Tai atskiras modas buvo padarytas. Ką dar padarėm? Originalus kompresorius, tai yra keli niuansai, kad va šita vieta. Žodžiu, šita visa vieta yra realiai uždara ir šitoje vietoje yra tepalas. Kad, žodžiu, šitą dalyką sutvarkyti, tai pasidarė automatiškai alsuoklis, nes uždaryta talpa, faktas daug greičiau perkaista čia tepalas. Ir vėlgi, pylėm originalų tepalą, bet ką jau pradedam suprasti, kad jau įnėjom į tą motorsportinę ribą, tai 600 ratus jau yra motorsportinė riba pasirodas ir reikia kitokių sprendimų. Tai supylėm MZOL tepalą, jis daug geriau reaguoja ir į temperatūras ir visą kitą. Tepalas nėra pigus, jis yra motorsportinis, tai jis tiesiog atlieka savo darbą. Ir kaip Aleksas sakė, žiauriai užnesa, kai jis kur nors išsilieja, nes jis žiauriai gerai tepa, tai net jį išvalyti nuo grindų žiauriai sunku. Ką mes dar sakėm, tai didesni radiatoriai, tai flow visą padidinom, automatiškai ir radiatorius padidinom. Tai visas šitas didžiulis radiatorius ir yra skirtas būtent intercoolerio aušinimui. Padidinom purkštukus, kad dar daugiau vandens purkšti, kad dar geriau aušinti visą kompresoriaus tą rautorių vietą. Bet grubiai va šitas visas dalykas ir yra, kas sutvarkė visą šitą setupą. Red Bull atlaikė, temperatūros dabar tepalo daug geresnės, būtent kompresoriaus, ir kompresoriaus bendros temperatūros geresnės. Turint omenyje, kad ratas yra pakankamai didžiulis per radiatorių, per šitą kompresoriaus aušinimo vietą, realiai čia net neturėtų būti šitų dalykų, bet jie padeda aušinti tepalą. Kitaip tariant, per visą šitą praėjus per intercoolerį, žodžiu, viskas susivaikšto ir šitoj vietoj, grįžtamai vietoj, mes matom tokį didžiulį slėgį. Tai reiškia, slėgio yra pakankamai daug, nes po viso rato, kad turėti tokį slėgį, tai, kas gaudosi, tai manau suprasit, kad per visą tą ratą, kai praeina tokio didumo slėgis, tai jis vis tiek nusimuša. Ir čia realiai numušto slėgio galiuką matom, kuris žiauriai gerai varo. Tai kitaip tariant, labai daug vandens prastumėm. Mums to reikia, pykai sumažė ir kokį mes rezultatą turim, mes galim laikyti dugną ir mes stabiliai numušinėjam temperatūrą ir laikom ją ties sistemos našų. Po to jau eina kiti modai, apie kuriuos dabar ir mastom. Tai pagrindinė problema, po kompresorium vyksta visas tas aušinimas. Originaliai tai buvo ok, dabar kai 600 ratus nėra labai geras sprendimas. Tai ir tam galvojam porą sprendimų, bet dabar žiūrim, kaip su šitų dalykų viskas laikys. Užteks apie sprendimus, tai va, rašykit komentaruose, ko dar nepaminėjau. Tai dabar prisipilu vandens, dabar pakursim mašiną ir pažiūrėsim, kaip surinkau. Ir reikia nepamiršti vairo stiprintuvo, dasipilt reikalų. Man jau baisu, kad kažkur leidžiu vandens. Judam. Tai kad būtų tiesiog prašiau norint sistemą, tai ir buvo ir čia padarytas norinimo taškas viršų radiatoriaus. Ir dabar vat, visas oras išeis ir bus ledas. Pasibaigė. Ką galiu pasakyti po treniruotės 60-ukų, kad amortizatoriai tai yra būtent tas dalykas, ko man visą laiką reikėjo tam automobilyje. Pilnai valdai reboundą, tai gali mašiną susitapinti taip, kaip tau reikia, ypač Madžiūnuose, kai ten žiauriai daug kalniukų, per kuriuos reikia važiuoti ir neprarasti sukibimo. Pakeitėm priekinės važiuoklės setupą ir mašina rieda geriausiai, kaip jinai įvažiavo per, nežinau, visą savo sezoną, per visus savo sezonus. Tai aš žiauriai laimingas, amortizatoriai pasiteisino, tai buvo viena iš geriausių investicijų į tą automobilį, bet tuo pačiu metu, užbėgant įvykiam už akių, čia buvo paskutinė treniruotė su 60-uku, tokioj formai, kokio jis yra. Po Drift Masterio atėjo tam tikros realizacijos, kad reikia pokyčių ir apie tos pokyčius kalbėsim jau kitame epizode. Pasidariau šio sezono išvadą ir nusprendžiau, kad reikia drastiškų pokyčių, kad mašina važiuotų ir nelūžtų. O dabar laikas prikelt piratą prieš jį nužudant. Say hello. Hello. Prikelnėje. Viskas gerai. Poryt Matsuris. Šiandieną pradedam nuo pirato, laikas jį prikelt. Antram raundui, nes realiai pirmas raundas truputį pasibaigė ne į mūsų naudą. Volvo išmušė mus. Payback is a
Volvo lauk mūsų. Aleksas nusprendė, kad čia yra dar ką prikelinės. Suprantate, aš nupirkau 2 lempas ir suprantu, kad piratas negali turėti vienos lempos, tai dabar teks sudaužyti vieną lempą ir dėti sudaužytą. Smart, bet jau čia daužyti, tai reikia tą negražią. Sandėlio ratukai, man atrodo, čia visai neblogai sužiūrės. Tai kadangi čia užmautos su hašpiškės, tinka pagal dydį, tai naudosim sandėlio ratus. Mano tikslas dabar truputį suvesti galą, kad jis, nu žodžiu, čia realiai padaužiau, tai jis faktiškai kaip ir jau beveik sueina, čia dar biškai iki dialo trūksta, tai dabar to ir užsiemu. Aleksas pakeitė loką, žodžiu, pakeitė spiroklės, sutvarkė, turėtų važiuoti. Jo, kaip Aleksas sakė, tas lokas realiai brangesnis už mašiną gaunas ir suvedimo trūksta. Va čia vienintelis niuansėlis, tai dar reikės pagalvoti, kaip šitą dalyką išspręs. Kiemų darbus, plaktukai yra, viskas yra. Ir 2 inžinieriai yra kambary, tai čia viskas gerai bus. It's money out, so you know these bitches finna choose. And it's player here, if you can talk a lick, you finna lose. I lock him in the trunker, we can get that boy the blues. I might really need his wallet, then we take him off the shoes. Šiuo metu randamės Lenkijoje ir Lenkijoje sutinki universalą. Ne visai čia yra suknistas kompaktas. Su universalo galu tai yra... Ne kiekvieną dieną pamatysi. Vaizdas realiai toks, lyg čia būtų Civicas Honda, bet... Ką čia, aš užskaitau. Tai dabar mūsų planas einam iki Čirbos bilietų apyrankės ir turėtų mus įleisti į Pitus ir galėsim pasižiūrėti, kas ten gero Pituose vyksta. Nes į Pitus patekimas labai sunkus. Tai dabar bandom gauti bilietus. Čia dar tie kėbulai, kur R16 atrodo vis tiek ant jų gerai. Iš toli, bet pirmas kompresorius rastas. Kompresor counter 1, number 1. Šiaip visur tik G-Zack, tik G-Zack. Gal reiktų daryti išvadas? Ne. Ne. Started burning rubber on the getaway. Pop a bitch's head, cause I gotta make it in the plate. I'm out my profits like a cultist at the church. You sweating out your braids, wondering if it finna hurt. I knew we had a problem when I started. Sakė, dar Ukmergėje yra džiaizų, tai turėtų omenyje. Tai žodžiu, po sezono automobilis turėjęs daug kovinių randų, ypač po Vičketlo, tai reikėjo jį pakankamai normaliai prikelt. Tai čia nieko naujo neparodysiu. Driftas per sezoną savo daro, tai bet nieko, bodis principė pasikeis. Bet kaip ir Benas minėjo, čia realiai paskutinės varžybos šitam automobiliui ir po to jau matysim Gaškutę. Ar dar čia paslaptis? Ne, lygiai ne paslaptis. Reikės pasižiūrėti, kas Benui gausis su Gaškute, o šį kartą sezonas uždarytas, tikrai su trenksmu. Labai nice pasirodymas prieš James Deaną. Porinis lydas buvo 10 iš 10. Bet taip jau būna, kad mini persvaros ir kitas laimi. Bet palyginus, tarkim, su mūsų, tai vat kaiškyvas didumo. Nu, o čia jau, okei, matau lonžeronus, šitą vietą, tai yra patį bežbarą, E20 irgi reikės gaminti, tai čia galima pasisemti truputį idėjų, kaip ką padaryti. Tai ir mums reikės čia nusipjauti lonžeronus ir pasidaryti atskirą bežbaro sekciją, kad būtų ta vieta, kuri galėtų žodžio sulinkti ir nieko blogo nenutiktų. Lygiai taip pat ir čia reikės pilnai nupjauti viską. Ir šito mums tikrai reikės, kad surišt stakanus pilnai. Čia aišku nėra nuvedimų į stakanus vien iš lankų. Pas mane tai yra, bet transportė bet kokiu atveju neprašau. Bet motoras truputį ne tas. Čia broko yra. Tai čia turim realiai vieną iš tų variantų, kuris yra dizelinis drifte ir važiuoja driftmasteriuose ir kiek teko matyti, tai problematiška išlaikyti tokį powerį šituose varikliuose, bet jie jos sprogdina, perrenka, tai šaika juda gerai.
Ir turbinytė, čia viena turba ar jų daug yra? Viena. Sprinterio svapas. Dizelinis džeizekas. Ir pagrindinis dalykas, kad čia yra universalas. Kai pamatai, kad universalas sugebėjo padaryti visą subinę ir jinai yra carbon kevlaras, per vidurį jungiasi iš dviejų dalių, tai čia yra kosmosas. Spring greitai, seniai. Čia realiai visą dieną vogėm informaciją, nes realiai Driftmasteris to ir atvažiavom susirinkti informacijos. Proškiai dabar yra pakankamai tamsu, bet žodžiu, čia yra niskė, kurios va tiek va nebeliko ir čia tapo kompaktų. Literaliai kompaktas. Čia yra praeitų metų čempiono mašina, po kapotu yra naskarinis V8, visas liveris yra naskarinis V8. Čia realiai 25 metų jau čempas, per top 30 jau šitą išsiaiškinom, tai čia yra Conoras Shanahanas. O čia yra James Deano Mustangas, kuris realiai kuom išsiskiria, tai kad ta mašina yra didumo, ta prasme, jeigu stovi šalia, tarkim, E90, 92 tiksliau čirbo stovėjo, tai ta mašina iš esmės yra tiek platesnė, žiauriai plati mašina, tipo max plati, kur čia palyginus jinai yra realiai siaurutėlė. Ir jos garsas yra tiesiog max išskirtinis. Viskas perėmėm energiją. Aš dabar jaučiuosi kaip mažas vaikas. Dabar laimėsiu visur. Toliau čia turim famous James Deano niskę. Tai šiandieną ją pilotuoja Minova. Realiai Minova kaip ir iškrito, bet čia yra realiai labiausiai įveržta mašina. O, spoileris kažkur matytas. Tai čia lygiai tas pats Big Wingas. Tik tai čia matau, kad jis, man atrodo, karboninis yra. Tai truputį upgrade'as, bet jau galas visas nušertas. Tai visai iš galo netiek daug ir liko. Trim kažkelį, aš dabar jaučiuosi kaip mažas vaikas saldainių parduotuvėj, žinai. Taką per kelią mačiau. Jo, šakės, tarvasi, čia blokose jau buvo mašinėlė, bet kosmosas, tarvasi. Gyvai pažiūrėti, atvykti į vietą, rekomenduoju, net ir mum, kurie realiai driftė tiek laiko praleidom, kad lygiai nieko naujo turėtumėm nepamatyti, bet tiesiog žiauriai įdomu. Tai va, realiai šiuo metu eventas vyksta viduje, bet mes tiesiog naudojamės to laiku. Daiktą pasiemam? Galim. Ne, daug boksai geresni. Tam labai Vienas važiavimas ir turim problemų. Einam pažiūrėti, ką Aleksas padarė, bet pagal idėją, man atrodo, išplyšo tiltas. Kam? Reikia metalo, su kuriuo sutvirtinsim tiltą ir to Alekso paprašysiu parodyti, kaip atrodo išplyšęs tiltas. Tai žodžiu, dažniausiai standartiškai mes turim, realiai tilto 4 tvirtinimus ir kažkuri vieta, žodžiu, palaida būna. Tai čia taip neturėtų judėti. Bet viskas gerai, užteks. Eilinė diena ofise, kadangi Krepžesys ne pirmi metai driftė, tai mes žinom, ką dabar daryti. Tiksliau, Aleksas žino, kad jis daryti. Padanga nebuvo jam į sveikatą. Dėl to ir sugalvojau į Matsuri. Šiandieną užmovėm būtent dėl to 225 sandėlio UHP-škės, nes pagalvojau ir su perdavimu geriau ir šiaip. Piratas 3 litris, tai jam 265 prasukti yra labai daug reikalų. 265 dažniausiai tinka geriau vaškiai arba protačkai. Planas buvo geras, bet truputį pavėluotai. Tai dabar Aleksas pjaustys iš šių metalo gabalus. Mums reikia kažkaip pritvirtinti tą tiltą. Augis, man atrodo, turi kempą, tai kaip ir rankų nenuleidžiam. Kaip visą laiką driftė, tu jeigu atvažiavai ir nori važiuot, teks truputį paprakaitot, einam paprakaitot. sakyti RTV.lt laidoje. Tai žodžiu, ką Aleksas dabar daro, tai kaip ir
okei, nereikia žiūrėti virinimus. Idėja yra tokia, kad tiltas skirtingais būdais tvirtinamas. Tai šitam automobilyje panaudojam plokštelės, bet problema yra kita, kad pati plokštelė, prie ko tvirtinasi, viduje jau atlūžė. Matau šveilerio gabalas tada prieina prie... Žodžiu, pirmas šveileris jau yra vietoj, dar vienas ir... Važiuosim. Kas sekat mane Instagram'e, jau žinot, kad minėjau, kad bus rtv.lt projektas, tai ten galėsit įsidėti sportinių automobilių skelbimus, paslaugų skelbimus, viskas, kas susijęs su driftu, su autosportu, bus ten. Norim padaryti lengvą bendruomenę, kur galėsim vertinti jūsų bildus, tai jeigu turite sportinį automobilį, kurį norite nebūtinai įdėti skelbimo, o tiesiog parodyti, nes susidūrėm su tą problemą, kad dabar socmedijai žiauriai daug yra vietų, kur gali tai kelti. Jeigu nekeli realiai YouTube'ą, tai apie tą bildą net nesužinos. Lygiai taip pat kaip ir šitą bildą. Tai va, paprašysim Audriaus, kad lygiai šitą bildą įkeltų ir galėsim pasižiūrėti jos spekus konkrečius. Kas ten yra konkrečiai ir kiek tai kainavo. Lygiai taip pat rasite mano ir Alekso bildus, bet pradėsim nuo mano. Tai jau skelbimas yra įkeltas, perina per nord.tv.lt ir pasižiūrit, ką mes ten gero per tiek metų surinkom ir kiek dabar kainuotų E90, jeigu jį nuspręsčiau pardavinėti. Gal dar kažką pristarkliuoti? Ir dabar supranti, kodėl yra patogu automobilyje turėti bent kažkokį šveilerio gabalą, kurį gali išsipjauti ir virinti ten, kur tau reikia. Weight reduction is never needed. Bet šakės, aš pirmą kartą gyvenime matau, kad va tai va tiltas vaikščiotų ir visas kėbulas, bet čia piratas realiai. Čia toks jo gyvenimas. Kitaip jau nebus. Kaip su Aleksu kalbėjom, realiai galbūt idėja jau ir kitą kėbulą tiesiog viskas susikiš, bet dar gyvas. Žiūrėsim, kiek dar laikys. Nes yra planų čia truputį pakeisti dalykus. Dabar šiuo metu pas mus čia yra 3 litris. Su 3 litriu kaip ir viskas yra ok. Idėja yra tame, kad tiesiog 3 litris nusibodo, norisi kažko biški daugiau. Vaškutę išbandėm, dabar laikas kažką naujo pabandyti. Tai dar kodo variklio nesakysiu. Jau jeigu projektas įsijudės, atskirai apie tai kalbėsim. Čia principė atsirastų variklis su turba, čia jau akivaizdu, nes būtų prikolas pasidaryti, kad mašina galėtų važiuoti ant 265 UHP, nes jų yra pilna, jos pigios, bet kad tai galėtum daryti, realiai reikia vaškutės kilovatų. Tai čia grubiai reiktų kokių 200 kW ir mes tada realiai jau būtumėm žaidime. Dabar 170 yra, ant 3 litro turbą dėti, jau bandyta, daryta, neįdomu tiesiog. Tai žodžiu, kažką įdomesnio norim sumastyti, padaryti. Galėsim ir apie sandėlį pakalbėti, nes sandėliai irgi panašaus tipo projektas, tik tai truputį kitaip. Bet žodžiu, auksinė taisyklė, kapotą visą laiką uždarot su užraktais. Nesvarbu, ar jis atkeltas, prikeltas, uždarytas, gal dar atidarinėsit, visą laiką užsidarot, nebent priekinį langą nori pasikeisti. Žodžiu, vieną kampą sutvirtinom, to neužteko, tai dabar reikia sugalvoti, kaip priekinį kampą sutvirtinti, nes matom, kaip visas kėbulas vaikšto, tikriausiai dabar išimsim firewallą, pasižiūrėsim, kaip priėjimas. Tai dabar žodžiu. Ardom vėl mašiną ir žiūrim, kas bus. Pas mumis yra problemų ir va ten, va. Tai čia va, visas kėbulas tai va nuėjo, tai čia taip neturėtų būti. Tai jau čia idėja bus kažkaip iki ten daeit, gal sutvirtinti kažkaip, nes problema, kad tipo, šitas taškas laikosi, bet vis tiek jis juda. Nereikėtų taip tvarkyti mašinos, bet dabar tiesiog sukamės iš padės taip, kaip galim. Konkreti operacija vyksta, daėjimas iki tilto tvirtinimo taškų. Čia grindys nuo stakano atplyšo viską. Nuo stakano atplyšo? Jo, taip. Tai Instagram'e sukūrėm atskirą reelsą, kur lyg ir papasakau, kaip naudoti padangą. Tai jeigu nori pasižiūrėti, užsukite į Instagramą, atsižymėsim čia. Aleksas dabar daro truputį kitką. Pas mus dabar yra problema, kad tiltas laikosi kaip ir ant kažko. Esmė laikosi. Ir kad jis tikrai laikytųsi ir nepabėgtų, mums reikia truputį papūst slėgio, tai yra sumažinti sukibimo, nes nors čia ir 225 UHP 3 litriui, tai yra tokia pakankamai stipri kombinacija. Tai dabar Aleksas padarys tai, ko nereikėtų daryti, daugiau slėgio, bet šiam atveju mes neturim kitokio sprendimo, tai tą ir padarysim. Jeigu viskas ok būna ir Aleksas grįžta po pirmo važiavimo atgal, tai procedūra lygiai tą patiko, apie kurią ir pasakau, tai 2 važiavimai, prašildom komplektą, leidžiam jam atvėst ir tada jau padangų daug ilgiau užteks. Leidai ją ataušt, jinai sukietėja,
ir ilgiau laiko. Simple as that. Tom ir užsiminėsim, jeigu Aleksas grįš. Realiai čia yra paskutinis Pirato išvažiavimas, tai uždėkit po žvakutę ir palinkėkit jam šiandien sėkmės. Šiandien išgyvent. Tuo amortikus reiks sukėtinti, nes vis dar daug gripo, bet taip linksma buvo einu savo. Girdi, kad kažkas baladoja, bet važiuoja. Vaškės pavyto eina tai dzin, bet perdavimas per ilgas. 338 čia reikia. Reikia dar oro prisipūt papildomą. Išgyvenom. Aš išpažįstu, kad čia dauguma beleka. Kiek? Vieną ratą padarė, sulaužė. 2? Jau neblogai. Žodžiais pas mumis laužytojas yra. Kitą kartą aš pilnai atsivažinėsiu, tik paskui jam duosiu. Aš dabar pavažinėjau daugiau nei per visą sezoną. Žiauriai gerai. Dabar 16-tukai, kai plyta biškį nevalina, tai valino gerai. Tai aš happy. Pagaliau. Ne, kažkas kaip tik kalbėjau apie tai, kad laikas gal pakeisti variklį. Nes čia kažkoks garsas buvo, tipo, kur viskas, nukrito apsukos, aš toks, what the fuck, tiesiai nuvažiau, kad nei okay. Kas gadina mašinas eilinį kartą Matsuryje, buvo tokie namiokai, kad gal reikia kito variklio, gal net čia minėjau šiandien pradžioj dienos, nepamenu. Jo, nu tai gal viskas bus susiję ir kitame epizode pakalbėsim, kokį variklį dėsim į Piratą. Spėkit komentaras. Manau, neatspės. Niekaip. Bet pakankamai nauja. Pakankamai nauja. Galimai daro čiučių garsus. Ir ne 6 cilindrai. Kas kiek kartų yra daėdęs šitą mašiną? Aš tai nei karto. Ne, nei karto. Aš tik gazą laikiau, aš nieko nedariau. Tai šis Betson Matsuris realiai parodė, kad čia Pirato buvo paskutinis išvažiavimas, tas kėbulas yra nukryžiuotas, viskas keliaus į metalą, tai į jį variklio kito nedėsim. Kitame epizode lygiai taip pat aptarsim, kas nutiko su varikliu, nes jis va čia va jau išimtas priešais mane yra. Tas variklis keliaus jau į kitą kėbulą, kurį jau Aleksas nusižiūrėjo, tai tik mes jį nupirksim ir pradėsim pasakot, kas laukia toliau. Bet Piratui sakome ate. O dabar laikas man vidosas tau ir kviečiu į rtv.lt įsikelti skelbimą, ar tai būtų paslauga, ar tai būtų sportinis automobilis, ar tai būtų kasdienis automobilis. Ten aš noriu pamatyti vis daugiau bildų. Ar tai būtų stensas, ar tai būtų žiedas, bet kas yra automobilio bildas, kad galėtumėm paveizėt, kokie jie yra ir darysime jų review. O dabar pradedam nuo 90-tuko, kurios skelbimas jau yra. Komentarų sekcijai paliksiu linką. Eikit paveizėkit, ką per tiek metų ir kiek jis dabar būtų vertas pinigų rinkoje. O šiam epizodui tiek. Ačiū už peržiūrą. Čia buvo Kreždesys. Sutiksim kitame epizode su žiauriai dideliam naujienom ir dideliais pokyčiais. Apkalbėsim lygiai taip pat ir sandėlio likimą ir konkursų laimėtojus. Laikas juos išrinkti. Gal laikas pakeisti variklį, o gal dar kažką padaryti. Check it out.